Trečiadienį signatarų namuose pristatyta kovo 11-osios akto signatarės, pirmosios atkurtos nepriklausomybės Lietuvos vyriausybės premjerės, profesorės Kazimieros Prunskienės knyga Išsivadavimo kaina politikos užkulisiai. Tai yra atnaujintas ir papildytas 1993-aisiais išleistos knygos Išsivadavimo kaina leidimas. Profesorės teigimu, leidiniu siekiama išryškinti politinių manipulacijų įsiskverbimą į atgimimo laikotarpių ir pirmaisiais nepriklausomybės metais vykusių procesų užkulisius. Atskleidžiamas ilgas ir sunkus išsivadavimo kelias iš sovietinio paveldo. Vakar vakare Vilniaus senamiestyje, Vokiečių gatvėje, oficialiai atidarytas pirmasis ir vienintelis Rytų Europoje deimantų muziejus. Muziejaus įkūrėjas Elis Kacas sako, kad brangiuosius akmenis įperka ne kiekvienas, tačiau nuo šiol žinių apie juos pasisemti gali visi norintys. На сегодняшний день я бы отделил сам музей для того, чтобы люди могли прийти в музей. Šiandien aš atvėriau savo įkurto deimantų muziejaus duris tam, kad žmonės galėtų ateiti ir pasigrožėti tuo, apie ką jie iki šiol nežinojo. Žmonėms trūksta žinių apie brangakmenius, nes jie sunkiai ir ne kiekvienam pasiekiami. Štai kodėl aš atvažiavau čia su idėja, kad ne tik lietuviai, bet ir artimiausi kaimynai galėtų atvažiuoti į Vilnių ir pamatę sužinoti, kas yra deimantas, kas yra briliantas, kaip jie išgaunami, kaip kruopščiai apdirbami ir kaip sunku tai padaryti. Pagaliau, kokį grožį mes pamatome, kai бриллиантас yra apdorotas. Увидеть и понять, что это такое алмазы, что это такое бриллианты, как они добываются, как тщательно их делают, как тяжело это все происходит и какой красотой на окончательном результате получается у нас бриллиант. Trečiadienio vakarą Kauno Žalgirio arenoje antrąją pergalę Eurolygos B grupėje iškovojo Kauno Žalgirio komanda, kuri namuose 67-65 po atkaklios kovos palaužė Malagos Unicaja krepšininkus. Daugiausiai 18 taškų Lietuvos komandai pelnė Sonis Vimsas, o Unicajos gretose išsiskyrė Geraldas Fičas su 15 taškų. Šiandien viskas, ačiū už dėmesį ir iki susitikimo rytoj.